Netikėtas posūkis gyvenime. Esi laimėjęs kada kokią loteriją? Ne. Klausau. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Onute mes kalbam? Taip. Onute, ką tik baigėsi loterija. Aš labai džiaugiuosi, Eirvydas Ivaškevičius ir kolega mano Kristupas. Ką tik išrinkom ir žinokit, galiu pasveikinti, kad iki loterijoje kelionė po Europą jūs tapote nugalėtoje. Tai iki birželio dabar reikėtų 6 dienos, kad jūs man pasakytumėt, kuriom dienom norėtumėt keliauti. Tai aš vieną, tai... 2 žmonėms, tai jūs ir jūsų pasirinktas asmuo. Palaukit, dabar galit man pakartot. Kurią vietą? Iki birželio 6 dienos jūs turite pasirinkti visą savaitę, su kokiu žmogum jūs keliausite po Prancūziją. Aš tai žmogų tai turiu. Tai kokį, sakykit, dabar reikėtų greitai nuspręsti vardas ir pavardė. Vytautas Bankauskas. Vytautas Bankauskas. Čia yra jūsų vyras? Draugas. Supratau. Jūs jau esate tikra, kad Vytautą Bankauską pasirenkat? Taip, tikra. Labai šaunu. Kuriom dienom dar norėtumėt išvykti? Dabar man reikia keliom minutėm pašnekėti su juo pačiu. Žinokit, mes įrašinėjam šitą pokalbį ir jūs turite lygiai 2 minutės apsispręsti. Jeigu mes nespėsime išsirinkti, dėja ši kelionė pereis kitam žmogui. Atsiverskit kalendorių, greitai atsiverskit kalendorių. Turiu aš kalendorių. Taip. Ir nuo gegužės 1 savaitė tai. Taip, 1 savaitė, iki birželio 6 dienos. Tai kurią savaitę jūs renkatės? Nuo 20... Greičiau, laikas bėga, Onute. Nuo 26 gegužio iki birželio 2. Tai birželio 2 dienos. Keliaujate su Vytautu Bankausku, jau tiksliai apsisprendėte? Taip. Dabar prioritetai, ką jūs norite labiausiai pamatyti? Laros. Kaip sakot? Laros slėnį. Gerai, pasižymiu. Dar 3 objektus galite išvardinti. Taip. San Mišelio. Dar vieną dalyką išvardinkit. Skubat, laikas baigėsi. Ne, visą į San Mišelio įlankos link ten, kur yra San Mišelio. Vienuolynas. Taip, ir dar vienas objektas įeina. Paryžius. Tinka. Kas jums padeda ten? Draugas padeda. Tai Vytautas yra šalia turbūt, ar ne? Taip. Labai džiugu. Ar jūs galėtumėte dabar prie Vytauto pribėgti ir pasakyti, kaip jūs džiaugiatės, kad jūs laimėjote šitą kelionę? Taip, aš labai džiaugiuosi. Pribėgite prie Vytauto ir pabučiuokite jį, nes šitas pokalbis yra įrašomas. Greitai, liko 30 sekundžių. Onute. Alio. Laikas baigėsi, viskas. Laimėjau. Jūs nespėjote pribėgti prie Vytauto? Aš spėjau pribėgti ir pabučiuoti spėjau ir apsikabinti spėjau. Bet aš negirdėjau jo balso. Labai atsiprašau. Jis girdėjo, tik tai sako, ar nereikės pinkodus. Bet jisai negirdėjo, kaip jisai džiaugiasi. Nes aš sakau, pribėkite prie Vytauto ir leiskite jam pasidžiaugti, bet jūs nespėjote. Džiaukitės. Iki laimėjom kelionį į Prancūziją. Valio. Tai jis toks ramus būdo žmogus, taip rėkti. Aš tai džiaugiuosi. Ar jūs džiaugiatės? Tikrai džiaugiatės, nes iš balso nes... Džiaugiuosi. Tik tais aš neprisimenu, kur aš pildžiau. Jūs pildėte iki parduotuvė, ko gero gal esate buvusi ten? Taip. Tai va, tai ten užpildėte ir jūs laimėjot. Gerai, ačiū. Kaip tik tais gimtadieniui. Džiaugiatės? Labai. Tai 3... Dabar sakykit. Ką sakykit? Sąlygas. Tai kaip aš žinosiu dabar? Tai viskas, jūs laimėjot. Tai gerai, laimėjau. Tai ką, už savo pinigus važiuosiu? Šaunuolis. Zip FM. Oi, Onute, labas vakaras, jums skambina radistai iš Zip FM, mes apgavom jūs, atleiskite. O jūsų
Jūsų vaikai Tomas, Rita, Lina perduoda didžiausius linkėjimus mamai. Ačiū. Gimtadienio proga. Kai nežinojau, kad aš noriu Prancūziją. Vaikai. Aš manau, kad dabar jie tikrai turės susimesti visi ir vaikai padovanoti jums kelionę į tikrą Prancūziją, kur labai norit. Tai aš išvardėjau, galvojau, laimėjau. Man taip nesmagu dabar. Iš tikrųjų. Taip smagu. Nesmagu, sakau, kad taip negalim išpildyti jūsų svajonės. Bet, Onute, mes labai sveikinam jūsų gražių gimtadienį ir jūsų sūnus ir dukteris labai myli, parašė didžiulį laišką ir sakė pasveikinti pačią geriausią mamą su gimtadieniu. Ačiū. Ačiū, vaikai. Valio, sveikinam nuoširdžiai. Gero vakaro ir tikimės, kad jūsų svajonė labai greitai išsipildys. Ačiū. Tikiuosi. Taip ir bus. Iki. Iki. Nepagaila. Pagaila tikrai. Nors imk ir padovanok, ar ne? O, Rolai, gal susimetam?